Tai kaip minėjau, turėsim 15 minučių. Ai, pala, stop. Visos tarnybos, visos institucijos dirba ranka rankon, petys petin. Daro ne tik šiaip darbus, bet stengiasi daryti juos kiek galima greičiau. Bet situacija yra visiškai unikali, galima sakyti, nes jūs matote, kokie gamtos spąstai buvo paspęsti čia. Ir kaip sunku yra vykdyti gelbėjimo darbus, nes kaip tik naktį paplauta buvo ta sienelė, kurie skyrė tą tokį pusiau ežeriuką nuo įvykio vietos. Taip kad aš lieku ir širdyje, ir mintise su artimaisiais karių ir vis dar tikiuosi stebuklo, nors turbūt daug skeptikų sakytų, kad šitomis aplinkybėmis tikėtis nieko nereikia, aš noriu tikėtis. This site is an expression of our allyship, working hand in hand, shoulder to shoulder, to find our missing soldiers. As you can see, the site is complicated. Our hearts and our minds are fully with the families of our missing soldiers. We will not rest until they are found. No stone will be left unturned. Every resource is being brought to bear. Again, I want to thank the Lithuanians for all of the support they have brought, the capacities that they have brought. We really do stand shoulder to shoulder in this recovery. We had a team of Army Corps engineers come in last night. We have a U.S. Navy diving team coming in this afternoon. So we are bringing more capability to the site, and with the capability we have coming from the Lithuanian side as well, we continue to work the recovery and to ensure that we find our missing soldiers. Per naktį buvo išpumpuotas paviršinis susikaupusio dumbulo sluoksnis. Tai galima vertinti iki 3 metrų, tačiau matomumas baloj vis tiek ribotas ir nieko negalima matyti per vis dar purviną vandenį. Toliau tęsiamas pumpavimas dumblo, kuris yra gilesnėme sluoksnyje. Taip. Labai tikimės per šiandien dieną vakare pamatyti rezultatus. Ir jeigu narai galės įlipti į vandenį ir jau rasti transporto priemonę, tai vakare turėsim rezultatą, kuriuo tikrai galėsim pasidžiaugti. Jeigu ne, tai per naktį vėl dirbsim toliau tą darbą.